Lietuvoje per metus sunaudojama apie 40 000 tonų padangų. Ir deja, didelė jų dalis nėra tinkamai sutvarkoma ir perdirbama. Mes turime didžiausią padangų perdirbimo gamyklą Lietuvoje. Daugiau nei 2,5 milijono eurų investicijų leido išplėsti padangų surinkimo šaką visoje šalyje ir ištobulinti perdirbimo technologijos procesus įmonės viduje. Turime visas galimybės perdirbti iki 30 000 tonų padangų per metus. Pilnai panaudojant visas padangose esančias medžiagas, tokias kaip metalas, tekstilė ir guma. Padidinę padangų surinkimo ir perdirbimo mastą, šiandien pridėtinę vertę kuriame iš gumos granulių, pradėję gaminti galutinius produktus. Planuojame, kad produkto asortimentas bus nuo kasdienių guminių kilimėlių prie durų iki sporto aikštynų dangos įrangos. Padangų perdirbimas ir galutinio produkto sukūrimas uždaro žiedinės ekonomikos ciklą.